Sveiki. Taigi, kaip matot, gavau siuntinį iš Food for Gamers. Štai gražiai kaip įpakuotas yra. Kažkas tvarkosi čia viduj. Taigi, atvežė Venipak. Siunčia jie turbūt per šitą, kaip sakant, tarnybą. foodforgamers.com, sausio 11-osios, Klaipėda, siuntėjas. Taip. Visa informacija parašyta. Dabar matau, man reikia žirklių, nes lipnė juosta gražiai išklijuotas, viskas yra. Gražiai iškirpkim. Ir aišku, aš kaip visada viską sufeilinsiu. Kur čia dabar geriau kirpti? Kad tik nesugadinčiau nieko. O tai paskui dar... O. Gražuolės razrausinės. Taip, aišku. Eik. Katė dar sugalvoti. Taip. Kaip matom, čia yra Razer, kaip šitas. Kaip Food for Gamers ir sakė. Razer Elite dovanėlė. For gamers by gamers. Warning, the content inside this package will make you late. Pažiūrėkim, kas viduj. Blėt. Sakau, aš visąlaik feilinu. Gal čia šitaip reikia? Gerai. Kas viduj? Shut the fuck up. Warning, no cross. Do not cross. Serious gaming in progress. Enter at your own risk. Jo, čia gameriai kaip paims, kaip pradės užmuš karo, nors dar netyčia, tai visko gali būti. Do not disturb. Gerai. Tai STFU, tai man toks jausmas lyg ausinės jokio pralaidumo nepadarysim, bet gražiau matytus. Šios ausinės, nesimato nieko. Toliau, ką mes čia turim? Turim raktų pakabuką. Razer irgi. Padarytas kaip ir paprastas pakabukas. Tiksliau ne pakabukas, dirželis. Labai gražiai atrodo, iš tikrųjų jaučiasi. Čia kaip matau metalinis. Toliau, ką mes dar turim? Gal ten dirželis kažkoks buvo. Čia, kas čia? Remove before fight. O kas čia tokio? Ok. Bonus stuff. Free DLC. That came just a week after we finished. Lipdukas. Čia tiesiog kvadratėlis, kiek matau, uždėtas, nes nieko nenusiema. Kortelė? O kam? Čia yra padėkliukas padelį, kad stalo nesusigadintų. Bet tai bliamba toks gražus, kad susigadint gali. Bet nesinori keisti kažko. Taip. Mažučiai lipdukai dar. Kiek čia yra? Dafiga. Ir kareiviškos pakabukas Razerio. Ir dar aišku kaip... Susektas su... Šito. Kaip jis vadinasi, dabar nežinau. Kur popierius susiginėja. Gražus, metalinis, jau iškart jaučiu svoris. Aliuminis. Galėtų, aišku, daugiau būtų tie du, ne vienas, bet iš tikrųjų galima ir tokį nešiot. Gerai. Išardėm lead packą. Reikia susidėti gal.
Eisim prie šios dienos temos. Razer ausinių. Razer Kraken 7.1 Chroma. Taip. Open here. Aha, čia netgi dar yra specialus. Nesimatys, čia yra specialus. Ai, matosi šiek tiek. Specialus toks šudukas. Simnau, kad krapšys. Sunku. Op. Prašom, labai gražiai. Nusiema. O, čia šitie. Kaip yra tokie kabliukai. Ir šį čia. Toks, kaip sakant, nežinau kaip vadinasi. Labai gražiai nusiema. Štai. Congratulations, there is no turning back. Taigi. This is all you have to do. Okay. Labai gražiai iš tikrųjų parašyta. Nepagailėjo plasmasės. Turbūt už ją irgi reikia mokėti. A? Čia gražiai išsitraukia viskas. Taip. Aha, šone dar buvo lipdukai. Kaip matau jie. Juodi. Juodi lipdukai, bet ir taip gerai. Bet šitie šonai blizga. Matosi per kamerą. Ir kaip matau, aplink yra vedžiotis tasai. Kaip sakant, lipdukas pilnai išsitraukia. Nėra to kvadratėlio kaip ant ano lipduko, kur pirmais rodžiau. Ir exclusive rewards for the Razer Faithful. Naudotojo instrukcija. Taip, anglų kalba. A, čia galima dar kažką nuimti. Ausinės, tai yra mikrofonas. Prancūziškai, ispaniškai, rusiškai, kitaiciškai. Dar kitaiciškai, nežinau kokios čia kalbos. Nu ir aišku, pagrindę anglų kalbą. Ausinės, kaip matot, USB. Matau, laidas yra medžiagos. Medžiaginis. Gražiai viskas sutvarkyta. Ir kaip matosi, auksinės spalvos, kas reiškia kokybė. Taip, ausinės atsidaro paprastom gumytėm. Tokius galbūt galima kažkur pririšti. Tai yra panaudoti. Išsitraukia, viskas gražu. Kiek matau, du yra tokiais. Taip. Labai iš tikrųjų. Lenkėsi, pasirodo. Jaučiu, realiai yra viršuj, yra pačioj. Viršuj dar čia kiečiau šonuose, per vidurį susispaudžia, čia nesispaudžia, labiau susispaudžia, turbūt, kad galvai būtų patogiau. Kaip matosi irgi, kad kapotų oda padaryta graži medžiaga. Čia turbūt oda, klausimas ar dirbtinė, ar tikra. Tikiuosi gyvūniukų nežudė. Juokauju. Gan patogiai jaučiasi, girdisi net kaip oras išeina, iš tikrųjų. Mikrofonas kažkaip tikėjaus didesnis bus, bet žiūriu išsitraukia, viskas gerai. O kaip sukišt? A, susikiša, gerai. Bet jaučiasi ten tokie kažkas panašaus kaip yra štai čia ausinėse. Tik tiek, kad ten mažesni, bet irgi. Čia sugraduota tik ant šito, vadinasi viduj kažkas yra ten. Nes visiškai jokio iškėlimo nesijaučia. Šitą šiek tiek šlapia. Kodėl?
Gal čia kažko buvo patepta, kad geriau. Šlapia arba dėl to, kad bet negali būti. Dėl ko čia šlapia? Drėgnas kažkodėl tiksliau. Nieko, gal išdžios. Štai, Razer Kraken ausinės. Lietuviškai. Einam prie bandymo. Reikės tiksliau pabandyti. Ir aišku, man per Skype kažkas parašė. Tai sėkmės.